Manai, kad mokslas ir seksas skirtingi pasauliai? Nustebsi. Didžiausi mokslininkai jau seniai domisi tuo, kas vyksta po tavo antklode. Viagra sukurta bandant gydyti širdies ligas. Mokslininkai pastebėjo įdomų šalutinį poveikį ir taip gimė revoliucija. 2008 metais už tai gauta Nobelio premija. Milijonai vyrų šiandien dėkoja tyrėjams, kurie net nesiruošė jiems padėti. 1960-ieji. Pirmosios kontraceptinės tabletės. Tai nebuvo tik medicinos perversmas, tai buvo socialinė revoliucija. Moteris pirmą kartą istorijoje gavo kontrolę savo kūnui ir savo malonumui. Kas bus kita revoliucija? Vyriška kontracepcija? Amžina jaunystė miegamajame? Kol mokslininkai dirba laboratorijose, nauja seksualinė revoliucija jau ruošiasi pakeisti tavo gyvenimą. Mokslas ir malonumas geriausi partneriai. Jeigu nori daugiau sužinoti apie mokslo ir sekso faktus, sek mano profilį.